Informaciniai projekto draugai. Pagrindinis naujienų portalas Delfi. Didžiausias pažinčių klubas Lietuvoje Draugas LT. Žurnalas ir portalas Mieste. Pagrindiniai projekto partneriai. Profesionalas namuose Bosch. Geros savijautos pagardžių patiekalų rėmėjas Boržomė. Pristato skirtingų virtuvių kulinarinius siurprizus kartu su žinomais žmonėmis projekte Siurprizas lėkštėje. Sveiki, mano vardas Denisas, aš dirbu restorane Modern Pantry Londone ir kuruoju restoraną pubą Docidak Vilniuje. Ir šiandien su manim dirbs, padės man Nomeda. Taip, sveikas Denisai, sveiki, mano vardas Nomeda, kaip ką tik pasakė. Marčelaitė, jeigu ką. Aš tau bandysiu padėti iš visų jėgų, Taip. Nes gaminti man žiauriai patinka ir aš labai tikiuosi, kad nors naujo išmokti. Jaučiu, kad išmokti. Jo, aš irgi jaučiu, kad jūs išmoksit. Tikiuosi, jums labai patiks. Kągi, pradėsim, Nomeda. Gerai, pradėsim. Ja. Taip. Šiandien mes turim Jeruzalem artišok, šarlots svogūnėlį, čiobreliais. Mano mėgstamiausia prieskoniai ažvanas. Ažvanas čia yra labai graži gėlytė iš Indijos, vadinama karom. Paprika aš naudosiu, kad įgauti gerą kvapą ir gražią spalvytę baltymam, kurias mes išnaudosim iš 3 kiaušinių. Šiuo atveju mes turim labai geros kokybės lašišą iš Norvegijos. Aišku, žinoma, druskytė, jokios žuvies negali būti be druskos. O tas Jeruzalės artišokas, tai yra šaknis artišoko, kurį mes puikiai pažįstam, jau išmokom ir net Lietuvoje naudojam. Tai čia ta jo šaknis, to Jo artišoko. šaknis, jo. Aš aš pirmą kartą tai darysiu. Nes tai man labai artišokas jisai valgomas visas, praktiškai, bet skiriasi tik sezonai, kada valgoma šaknis, kada valgoma viršutinė dalis. Artišokas man yra labai skanus. Sako, kad neturi skonio, tai yra tokia klaida, taip sakyti. Turi tokį subtilų skonį, tekstūrą turi, žodžiu. Dabar, kaip matot, ant stalo aš turiu citrinas, mes jas nenaudosim gaminimui. Čia tiesiog, kad artišokas valymo metu neprarastų savo baltos gražios spalvos. Įpilsim nepatamsėti. šalto vandenuko. Tai vad, mes čia galim jau taip ir merkti. Kai spaudžiu šiek tiek citrinos sulčių. Jo, linkusi tamsėti, ne? Tai va ta citrina todėl yra labai gerai, ne? Jo. Kepimui mes naudosim šiek tiek sviestą, nepatariu naudoti aliejų. Palaukiam, kol ištirpsta, bet nepasidaro auksinis. Eina šarlots svogūnėlį. Ant mažos ugnies kažkur apie 10 minučių praranda svogūnas savo kartumą ir atsiranda saldumas. Viskas, ašaroju. Svogūnėlis. Kai svogūnėlį gauna auksinės spalvos, mes įdedam Jeruzalem artišoką. Po 10 minučių įpilam šiek tiek vandens, šiek tiek grietinėlės ir paliekam labai mažos ugnies apie 40 minučių. Dabar mūsų padažą reikia suplakti. Mes padarėm padažą. Nomeda, pažiūrėkit, kaip skaniai jisai kvepia. Tobulai. Dabar pradėsim kepti lašišą. Kol kaitina keptuvė, mums labai sutaupys mūsų laiką virtuvinis kombainas Bosch. Mes suplaksim kiaušinį baltymus. Aš įdedu šiek tiek druskytės. Įkaitinam keptuvę. Įdedam šiek tiek sviesto, šiek tiek druskos, įdėjai pipirai. Dabar geras momentas įdėti Būtent ažvan. iš tos baltymus, ne? Taip, ir šiek tiek žuvytė kepa 5 minutės. Įkaitinam karštą orkaitę iki 280 laipsnių. Žuvytė mūsų kepa apie 3 minutės.
tokios nekuklios lėkštelės, sakyčiau. Nu, Bet gražiai iš matyti. tiesų, aš labai renkuosi iš kokio indo valgyti ir dažnai aš mėgstu didesnę lėkštę, negu, kaip jos teoriškai reikėtų tam maisto kiekį. Čiobreliais. Čia yra mūsų Taip, mūsų lėkštutės. taip puiku. Labai noriu paragauti, man labai įdomu. Pirštą kištelėjau į tą padažą artišokų. Tai jis man labai Mes patiko. galim dabar prisėsti salį A, ir smagiai mes nusipelnėm. nusipelnėm. Tai ką, Namiela, ragaujam? Iš tikrųjų kvapas jau nuostabus yra. Tas kvapas yra pasakiškas, aš net nebėjau. Padažas tai puikus, Ačiū. putėsiai Ačiū puikus. labai, labai smagu girdėti. Labai, labai, labai. Gerai savijai, išgerkime varžomį. Gerkime. Ačiū, Namiela, už gerą kampaniją Ačiū. ir tikiuosi išsitiksim dar. Pasižiūrėsiu, ko čia mane nustebino. Ir ačiū labai. Namiela. Ačiū, tikrai, labai smagu buvo. Ir žiauriai skanu.